Labą dieną visiems prisijungusiems į Milo LT naujienlaiškius. Labas, Dovilė. Labas, Miglė, ir labas visi, kas šiandieną su mumis ir mūsų klausotės. O šį mėnesį mes turim tokią įdomią temą. Ir labai aktualią. Ir labai aktualią, nepaisant to, kad vasario mėnesis vaikai vis dar serga, bet jau yra įpusėjęs kai kam pirmo, kai kam ne pirmo sezono darželio lankymas, mokyklų lankymas ir tikėtina besibaigia arba jau visai pasibaigusi adaptacija daugumai vaikų. Ir ką mes pradedame matyti, jiems, mes taip su Dovilė juokavom, kad čia yra pokalbis apie vaikas išėjo į sociumą, jiems išėjus į tą sociumą ir patiriant daugiau aplinkinių įtakos, matant daugiau skirtingų pavyzdžių, skirtingų šeimų, skirtingų modelių, ar ne, kurios, natūralu, vaikai visi atsineša į tą bendrą katilą. Ir ką mes pradedam pastebėti savo vaikuose, kad jie pradeda kitaip elgtis. Pas juos atsiranda kitokių žodžių, pas juos atsiranda kitokių manierų. Kartais tai yra labai žavus progresas. Kartais tai yra šioks toks regresas skirtingose ar ne aspektuose, priklauso nuo vaikų, bet iš esmės atsiranda daug klausimų, atsiranda daug tokių, o bet kažkam tai leidžia, o bet kažkas tai taip daro, o bet kažkas pradėjo pirmas ir taip toliau. Ir kaipgi tokiose situacijose tvarkytis? Kaip kalbėti su vaikais ir kaip padėti jiems formuotis tą savo stuburą, išlikti ar ne prie savo nuomonės, prie savo kažkokių išmoktų dalykų ir kaip kurti tą santykį su kitais vaikais, kai, ne visada ta draugystė iš karto rožėm klota. Tai tokia ilga mano įžanga. Ilga tavo įžanga ir man atrodo, aš dar dabar truputėlį padarysiu kitą įžangą, kaip kartais gaunasi. Iš tikrųjų, man atrodo, kad šita situacija patiems vaikams nėra visai sudėtinga. Nes jie tiesiog gyvena, jie tiesiog mokosi ir jiems viskas čia su to visu yra gerai, viskas smalsu, viskas įdomu. Bet labai sunku mums tėvams ir ypatingai, kai tai yra pirmas vaikas, arba dažnai vienas vaikas šeimoje ir kai mes tikrai pirmą kartą išleidžiam į tą sociumą ir kai mes iki to išleidimo darėme viską, kad rodytumėm puikų pavyzdį. Mes paskaitėme knygas ir turėjom labai gražius skriptus, kaip mes sureaguojame į vieną ar kitą situaciją. Ir kai mes iš tikrųjų turėjom tą galimybę truputėlį tokiam kokone auginti savo vaiką, apsaugant jį nuo kažkokių tai dalykų, ir galbūt netgi kažkur mintise tikėjomės, kažkur taip truputėlį giliai tikėjomės, kad niekada vaikas ir nesusidurs su tuo sociumu. Mes tarsi žinom, kad jisai susidurs, bet mums taip jau bus. Kaip aš mokiau, taip jau bus. Jau tarsi, arba, pavyzdžiui, mes parenkam kažkokį labai darželį, kuriame mes galvojame, va šitame darželyje yra visi panašių kaip mes šeimų vaikai ir tai kažkaip tai apsaugos. Mes padarome kažkokius žingsnius, kad tarsi užtikrinti vaikui kažkokią tai tam tikrą aplinką. Ir tada atkeliauja pas mus realybė ir realybė būna labai labai visokia. Ir čia man labai norisi užakcentuoti, kad labai daug lemia, kaip mes apie tai galvojame. Nes jeigu kokios mūsų mintis? Nes jeigu mūsų mintis yra, kad aš tiek labai saugoju, o čia šast paėmė kažkas ir sugadino, tada yra labai sunku viduje, labai sunku ramiai reaguoti į tuos dalykus. Ir kai mums sunku ramiai reaguoti, mūsų vaikas gauna tokia irgi pasąmoninį signalą, kad tai, kas čia vyksta, yra kažkaip labai labai svarbu. Kažkaip tai labai reikšminga. Ir kažkas, su kuo verta paeksperimentuoti. Kažkas, su kuo verta paeksperimentuoti, būtent. Bet jeigu mes jaukinamės mintį, kad tai yra gyvenimas, vaikas vienaip ar kitaip su tuo gyvenimu susidurs, net nepaisant to, kokios mes gerus darželius ar mokyklas parinksime. Ir jeigu mes išlaikome ir nuolatos savo primename, kad bet kuriuo atveju pavyzdys šeimoje yra pats svarbiausias. Todėl labai svarbu, kaip mes gyvename, kaip mes elgiamės, kaip mes kalbam su kitais žmonėm. Ir gali būti kažkokie tai laikini etapai, bet vis tiek
aš žinau, kad aš padariau viską, ką aš galėjau, tai yra ne apie mane. Tokį tarsi susigražinti pas save, kad ne aš padariau dabar kažkur tai klaidą. Ir man nereikia nieko ištaisyti. Man tereikia būti šalia ir padėti vaikui keliauti su šitu procesu. Tai nėra kažkas tai sugedo, turiu sutaisyti. Nepavyksta sutaisyti, reiškia, aš bloga mama. Ne, tai yra ne apie tai. Tai yra apie tai, kad mes dabar jau tampame tais tikrais tokiais mokytojais, mentoriais, kurie sako, ir padeda vaikui, kaip tu labai gražiai pasakei, atrasti savo stuburą. O tas stuburo atradimas tikrai nėra trumpas procesas. Taigi, man labai norėjosi, prieš tai, kai mes kalbėsime apie tai, kaip reaguoti į vaiko kažkokius dalykus, tiesiog atsukti truputėlį dėmesį į save ir kad mes prisimintumėm, kad vis dėlto viskas labai prasideda nuo mūsų minčių ir nuo to, ką mes apie šitą situaciją galvojam. Taip, čia tikrai labai geras pastebėjimas, dažnai. Čia ne, čia aplinka. Bet kartais tikrai taip ir yra ir tą įsivardinti irgi tikrai labai prasminga. Ir visgi, pakalbėkime apie tokias kelias dažniausias mano pastebėtas situacijas, nes pas mane dabar labai daug bendramžių, tokių, kas yra 1, 2 metai darželiuose ir tikrai labai šitos temos, kasdien sukasi realiai. Tai gal pradėkime nuo tokios pačios, tarkim, ar ne, skaudžiausios dažnu atveju, tai kai atsiranda mušimasis arba kandžiojimasis. Ar ne? Ir dažnu atveju mes tikrai galim išgirsti natūraliai tokią repliką, kad o ten X pradėjo pirmas, arba o Y irgi taip daro, arba man trenkė pirmą, tokių ar ne kažkokių. Ir taip, mes tikėtina sakom, kad ar ne atsitrauk, pasakyk auklėtojai, nueik, žinai, kad čia mes nemušame, bet kaip reaguoti į šitus, ar ne, ir kaip tu rekomenduotum handlinti ir namuose su vaiku kalbėtis konkrečiai apie, ar ne, mušimasis, kandžiojimasis. Jeigu tai ir nėra, tarkim, ar ne, pirma to vaiko reakcija, tarkim, taip, jisai atsako tuo, bet kaip, ar ne? Ir čia, man atrodo, šitą situaciją man norėtųsi irgi truputėlį paskaidyti tokiamis dalimis. Nes tų situacijų iš tikrųjų ir man mamos labai dažnai parašo ir viena iš tokių labai dažnų situacijų yra, kad vaikas išėjęs į kolektyvą, jis iš tikrųjų mes turim suprasti, kad jisai jaučiasi labai nesaugiai. Tai nėra apie tai, kad jį kažkas muša, ar jį kažkas gal ir muša kiti vaikai, bet bendraja prasme tai yra išėjimas į nesaugią zoną. Tai reiškia, kad vaiko smegenys visą laiką yra tokioje padidinto budrumo būsenoje. Ir jo reakcijos gali būti ne visai tipinės, lyginant su tuo, kaip jisai reaguoja namuose. Galbūt namuose, ir labai dažnai man mamos rašo, kad, pavyzdžiui, namuose arba kažkur išėjus su draugais, vaikas niekada nėra pastebėję, kad muštųsi, arba kastų, arba dar kažkaip taip agresyviau reaguotų. Bet štai darželyje girdi iš auklėtojų, kad toksai elgesys pasitaiko. Ir dažnai auklėtojas, kaip jau vakare pasiimant vaiką, sako, žinot ką, jūs su juo pakalbėkit apie tai. Toksai labai būna toks. Žanro klasika. Žanro klasika, jūs su juo apie tai pakalbėkit. Bėda yra tokia, kad kai mes kalbam apie darželinio amžiaus vaikus, pakalbėti apie tai, kas įvyko kažkada tai dieną, vaikui yra labai sunku. Jis gali neatsiminti. Jis gali realiai neatsiminti, jam gali būti per sunku suvesti dabar, būnant saugioje aplinkoje, kad jis ten pasielgė, nes tuo metu jam tai yra geriausia, ką jisai tuo metu galėjo iš savęs išspausti. Ta prasme, visą laiką man norisi labai pabrėžti ir tikėti, kad jeigu vaikas gali nesimušti, jisai nesimuša. Bet ten galbūt buvo kažkokia tai situacija. Ir vien pakalbėti su vaiku apie tai, kad tu ten mušeisi, o daugiau taip nebedaryk, yra iš esmės beviltiškas dalykas. Todėl dažnai irgi mamos sako, mes kalbam, o vis tiek vaikas nueina ir ten taip daro. Todėl, kad jisai neprisimena to dalyko.
truputėlį, netgi taip kurioziškai skamba, bet truputėlį yra paprasčiau, jeigu vaikas mušasi ir darželyje, ir kitose aplinkose, kur mes esame šalia. Tada mes galim jau mokyti, mes galim, jeigu vaikui tai dažnai pasitaiko, tai pasielgti, mes galim būti šalia, mes sulaikom ranką, mes sakom, muštis neleisiu, tu gali pasakyti žodžiu, tu gali parodyti ženklą stop, mes turim mokymo situaciją. Bet dėja, jeigu vaikas taip nesielgia šalia jūsų, ar ten, kur jūs esate šalia, pakalbėjimas nieko neduos. Ir čia, kas įdomu, jau kamuoliukas turėtų būti būtent auklėtojų pusėje. Tada turėtų būti kitas klausimas auklėtojai paklausimas, o ką jūs darote tada, kai ta situacija atsitinka. Nes jeigu ta situacija atsitinka, šalia būna auklėtoja. Tai realiai tai yra auklėtojos atsakomybė sustabdyti vaiką, paaiškinti, kaip jisai kitaip turi elgtis. Na, tą patį, ką darytume mes, tik šiuo atveju tai daro auklėtoja. Ir aš žinau, kaip tai dabar turbūt nuskambėjo, kad ta prasme, bet iš tikrųjų, realiai, jeigu vaikas mušasi tik darželyje, mes namuose esame bejėgiai su juo apie tai pasikalbėti. Taip, viskas turi savo vietą. Mes galim skaityti knygelės apie tai, kad kažkas kažką mušė, kalbėtis, kad yra kiti būdai. Visa tai turi savo vietą. Tik nesitikėkim greito rezultato. Man tai dar atrodo, ypač jeigu mes kalbam apie dvimečius, trimečius, ar ne, tos mažesnius, ne ten prieš mokyklinę, man atrodo dar ypatingai svarbu yra suprasti, kad labai didelę įtaką daro impulsas. Taip. Kur, ta prasme, tai nėra, kad tas vaikas, jisai gali net ir žinoti, kad reikia paurgsti ar ten mėtyti kamuolį kitų vaikų. Jis gali viską nuostabiai žinoti, bet jeigu tai bus impulsas, nežinau, ten gavau aš, daviau atgal, tai jis net nesuves to, kad, kas čia įvyko, nežinau, kas įvyko, man aš kažkam atgal ir viskas, ir pamiršau. Ir kažkaip, man atrodo, tą dar svarbu įsivertinti, kad ne tik, kad gali neatsiminti, bet tai gali būti visiškai antiek nekontroliuojama, kol tai netampa kažkokiu, realiai kitokiu įpročiu. Taip, nes vaikas tikrai... Jis iš esmės yra įprotis. Ir kaip tu sakai, jeigu tai vyksta tik darželyje, tai namie ką tada lieka simuliuotas situacijas? Ne, namuose lieka mums iš tikrųjų tik tai kalbėti, vėl lieka tas kalbėjimas, lieka, kaip ir sakiau, knygelių skaitimas, lieka vaidmenų žaidimai, mes galim žaisti, vienas meškiukas paėmė iš kito meškiuko žaislą, ką darė šitas meškiukas, jis labai norėjo trenkti tam pirmam meškiukui, bet sulaikė rankytę ir pasakė stop. Na, visa tai turi savo vietą, tik tai kad tie dalykai dažniausiai net neša tokio greito rezultato, kokio mes norėtumėm, arba tokio, kokio auklėtojos norėtų, išleidžiant namo, nes idealiam pasaulyje būtų taip, auklėtojai išleidžia vaikelį, sako, jisai šiandieną mušėsi, jūs su juo vakare pasikalbėkite, tėvai vakare pasikalba, kitą dieną ateina vaikas ir jau daugiau nebesimuš. Tai čia būtų idealus pasaulis, ne? Tik tai tas mūsų pasaulis toli gražu neidealus. Bet pakalbėkim, kartais atsitinka taip, kad vaikas iš tikrųjų niekada nenaudodavo tokio, o mušimąsi dažnai vaikai naudoja. Tai yra viena iš pirmųjų tų išraiškų. Kai aš turiu labai daug emocijų, kai aš noriu jas išleisti, tai mušimasis, rankos, dreskimas, kandimas. Pyktis eina per... Taip. Tai yra tikrai labai įprastas toksai dalykas. Bet kartais gali būti, kad vaikas, sakysim, augo vienas ir galbūt jisai net ir nelabai turėjo su kuo čia muštis, ne? Nebent ten gal mamai, tėčiai, ne? Ir išėjo į kolektyvą ir ten žiūri, taip vaikai sprendžia konfliktus. Vienas traukia žaislą, kitas jam trenkia ir atsiima savo žaislą. Na ir jisai sako, o, matai, kaip veikia pasaulis. Taip, ne? Ir būna, kad tos pačius dalykus panaudoja ir kitur, būnant su tėvais. Tai jeigu mes tai pastebim, tai tikrai pirmas dalykas, kurio nereikia daryti, tai vėl nustebęs, nereikia vaiko barti. Nes vaikas, jis eksperimentuoja. Arba jisai, matė, kad taip yra daroma ir galvoja, kad taip veikia pasaulis. Norma.
kad tai yra norma, B, kad tai yra tiesiog, tiesiog man taip atgavosi dabar, nesuvaldžiau to savo impulso ir anksčiau mano įpročių dėžutėje nebuvo tokio dalyko kaip trenkti, bet aš kažkur pamačiau ir aš dabar jį tokį įsigijau, trenkti. Tai mūsų pirmas dalykas, labai dažnai tėvai išsigąsta, sako, tai ką dabar jau čia toks mušeika bus, tai nebaram, neklijuojam etikečių, nerėkiam iš kur tu čia išmokai šitokios nesąmonės. Pirmas dalykas, tai sulaikom rankytę, jeigu tai vyksta, sugaunam akių žvilgsnį ir pasakom, ne, muštis neleidžiu. Jeigu aš matau, emociją priimam, aš matau, tu norėjai šito žaislo, dabar su juo žaidžia sesė, ar ten draugė, ar dar kažkas, tai tu gali paprašyti. Paprašyti skamba taip, kai pabaigsi žaisti, ar gali man duoti žaislą. Ir jeigu vaikas vis tiek yra supykęs ir nori išlieti tą pyktį mušimu, mes tada jau mūsų darbas yra sulaikyti, mūsų darbas yra apkabinti galbūt, ar nuvesti į kitą kambarį ir padėti vaikui susilaikyti nuo šito elgesio. Kuo ramiau. Ok, tai mušimasis, kandžiojimasis, taip, čia jisai galioja, turbūt plius minus yra vis tiek tie fiziniai, ar ne? Tie visi fiziniai, jie į tą patį, tas pats kandimas, tai mes irgi galim uždengti burnytę, pasakyti, kad aš tikrai kąsti ne. Kartais vaikai gali pradėti irgi pasižiūrėję į kitus, gali pradėti mušti arba kandžioti save. Tai viskas galioja lygiai tas pats, jeigu vaikas bando savo trenkti arba savo kąsti, mes lygiai taip pat stabdom šitą elgesį ir sakom, aš neleisiu tau save žaloti. Tai yra tas elgesys, kur aš tau padėsiu nuo to susilaikyti. Ok. Paimkim dabar kitą temą, o paskui tokį vieną bendrą apibendrinantį turėsiu, bet norisi jį po šitą. Gerai. Kitą paimkim pavyzdį, ar ne, tai kaip čia pavadinti, tarkim, kažkokie prasti įpročiai nauji. Tarkim, nežinau, aš šitą labai mėgstu, valgė sriubą tvarkingai, nuėjo ten, tarkim, į darželį, praėjo pusę metų, pradėjo šlerpti tą sriubą, nes kažkoks kitas vaikas prie stalo ją moka valgyti va taip. Nežinau, ten valgė peiliu ir šakute, bet pamatė, kad kitas vaikas valgo rankomis, pradėjo valgyti ranką. Čia kaip pavyzdys, ar ne? Stalo etiketas, bet gali būti daug, ne? Atsiranda kažkokie priežodžiai, kur ten, jeigu anksčiau sakydavo nusičiaudai prašau, o atsiranda koks nors pašiepukas vietoj to, ne? O čia keiksmažodžius irgi prie to paties turi, ar dar ne? Ar dar netėjai tai? Tebūnie keiksmažodžius, matai, aš dar netėjau iki to. Netėjai dar į keiksmažodžius. Nors, buvo šiek tiek, bet tokie dar, žinai, labai trimetiški. Bet iš esmės, ar ne, kažkokie tokie, nepageidautini įpročiai, kurie yra grinai išmokti iš kitų vaikų pavyzdžio. Ir ko anksčiau nebuvo, ar ne? Kaip su vaiku namuose, nes čia jau atsineša į namus. Taip. Kaip tada mes kalbamės šitoj situacijoje, nes tikėtina tikrai pareina argumentas labai dažnai, bet X tai daro, o bet Y, arba žinai sako, jam leidžia važiuoti be šalmo. Taip. Su šalmais tai taip. Ne, šalmai, nesvarbu, čia sakau, stalo. Labai daug visų tų dalykų, taip, iš tikrųjų labai daug. Bet net yra šalmai, tai yra ėjimas be kepurės, be pirštinių, keiksmažodžiai, toks spektras. Jų neinita, ne? Tikrai vaikai labai daug visko. Mes grįžom iš lauko ir pasislėpėm ir nenusiplovėm ranko, ne? Nes ten kažkas parodė, kad taip galim. Bet kokie, ar ne? Ir tai parsineša į namus, ne? Ir pradeda taikyti namuose. Ir tai vienas, ar ne, taikyti, kitas pradeda kvestionuoti. Taip. O kodėl kažkam galima, o man negalima? Tai kai pradeda taikyti, gal pradėkime? Ok, pradėkime nuo to. Tai challenge šeimos normas. Pradėkime nuo to. Tai vėlgi pirmas dalykas tai yra to labai labai neužakcentuoti. Nes tikrai, jeigu vaikas pradėjo ten čiurpti sriubą ir mes sakom, kas čia dabar? Vaikas jis, įdomu, žiūrėk, kaip čia viskas vyksta, ne? Kiek čia daug čia, koks čia teatras, ne?
Tai galbūt galim sustabdyti ir sakyti, aš girdžiu, tu kažkaip kitaip valgai sriubą, negu anksčiau valgydavai, ne? Vaikas sakys, nu, nes ten Morta taip irgi valgo sriubą. Matai, Morta taip valgo sriubą, ne? Mes su tėčiu valgom kitaip. Ir anksčiau ir tu taip valgydavai, bet mes vat valgom šitaip, mes vat taip paimam šaukštą ir vat valgom šitaip. Ir galima netgi palikti tą situaciją. Tiesiog priminti, kad vat, mes namuose tai valgom va šitaip va sriubą. Ir galima, jeigu priklausomai nuo to, kiek vaikas išeina į sociumą ir taip toliau, ir pasakyti, kad, žinai, yra toksai susitarimas restorane, pavyzdžiui, kavinėje, mes visi valgom tyliai, nesiurbėm kažko, tiesiog, kad visiems būtų malonu vienam šalia kito valgyti. Ir pasitikėti tuo, kad vaikas bet kuriuo atveju, ypač tam ankstyvam amžiui, jeigu mes jau kalbėtumėm apie paauglystę, ten jau yra kita istorija, bet mes, kol kalbam apie ankstyvąjį amžių, tai tėvų pavyzdys yra visą laiką pats svarbiausias. Ir tikrai ateis toks vakaras, galbūt šiandien pašlerpė tą sriubą, bet rytoj gali būti, kad ir užsimirš ir pradės valgyti taip, tyliai. Ir mes tada pastebėkim, nereikia irgi padaryti big deal, bet pastebėkim, aš matau, kad tu taip valgai sriubą kaip mama ir tėtis, taip kaip mes šeimoje valgom. Man taip labai malonu šalia tavęs valgyti. Ne? Ir viskas. Ir paliekam vėlgi tą situaciją. Mes pastebim, kai vaikas daro taip, kaip mūsų šeimoje yra priimta, mes sakom, taip yra, mes taip šeimoje darome. Ir tikrai verta jau kalbėti apie tą tokią pasiekmę, kad kuomet mes išeinam kažkur tai į svečius, į kavinę, yra tam tikri susitarimai, kurie mums padeda vieniems šalia kitų maloniai būti. Nes jeigu visi šlerptų sriubą kavinėje, tai kai kuriuose šalyse tai yra priimta beje, ir čia vėlgi mes galim sakyti, kad tiesiog mums taip visiems yra maloniau valgyti. Bet iš esmės mes laikomės to positive reinforcement standartiškai, kaip ir visur kitur, ne? Fokusą mes dedam į tai, kas malonu, kas gera, kas yra tinkamas pavyzdys. Ir jo, kaip ir tu sakai, dar kol kas turim tą portą, kad mūsų įtaka dar kurį laiką yra pakankamai svari šitam. Taip. Okay. O kai kita jau pradeda, ne? Kad, o kažkas tai valgo, o kažkam tai leido, bet aš šalta važiuoju. Ir čia labai svarbu yra pasakyti, kad, tarkim, aš atsimenu, ten labai strigo toksai pavyzdys ir mano draugė pasakojo, kad vaikai, bet jau čia truputėlį didesni, jau pirmose klasėse neždavosi priešpečių dėžutės ir tose priešpečių dėžutėse pas juos buvo ten kažkokie sveiki užkandžiai, bet sako, kad kiti vaikai tai atsineša tų nesveikų užkandžių. Ir mano draugė taip sureaguodama ir sako, aš nežinau, kodėl, sako, tie kiti tėvai, sako, nekreipia dėmesio ir nesirūpina savo vaikų sveikata. Ir aš atsimenu, tada juokiausi ir sakau, bet tu nežinai, kas iš to yra. Tai pirmas dalykas, nuo kurio reikėtų susilaikyti, tai yra nekritikuoti tėvų, nesakyti, aš nežinau, kodėl tėvai jo neišauklėjo. Jeigu jisai taip elgėsi, ar jinai taip elgėsi, tai yra nemandagus, ten kažkoks blogas vaikas. Tai yra, iš tikrųjų, kalbamės apie savo vaiką ir apie save. Ir pasakyti užtenka, visiškai pakanka pasakyti, visose šeimose yra skirtingos taisyklės ir skirtingi įpročiai. Mūsų šeimoje mes su tėčiu susitarėm, kad yra šitaip ir mes šitos taisyklės laikomės. Mums yra labai svarbu, kad tu važinėtum saugiai, todėl mes be šalmo važinėti neleidžiam. Kaip yra kitose šeimose, kodėl jie priima kitokius sprendimus, aš nežinau. Ir labai normalu ir natūralu pasakyti, kad aš nežinau, kodėl toj kitoj šeimoje yra kitas sprendimas. Nes mes tikrai nežinom, kodėl. Ir galbūt jie turi kažkokį kitą paaiškinimą, kodėl jie taip daro. Tai nuo ko susilaikyti, tai iš tikrųjų nuo kažkokio pasmerkimo, etiketės užklijavimo kitam vaikui, nes mūsų vaikai išėję į sociumą, kodėl jie ir išeina į tą sociumą? Nes jie išeina susidraugauti. Jie išeina užmegzti kažkokių santykių. Ir kada mes kalbam nepagarbiai, negražiai apie kitą vaiką, su kuriuo galbūt mūsų vaikas labai labai nori draugauti, jam atsiranda tokia dviprasmybė. Tai kas dabar čia, tai kurią man čia dabar pusę rinktis? Tai ar draugą, ar tėvus? Nes tarsi abiejų negaliu, nes mano tėvai labai negražiai kalba apie mano draugą. Tai čia, sakyčiau,
nenuveskim vaiko į tokią dviprasmybę, nes, na, kaip ir sakau, mes tikrai nežinom, kodėl vienas ar kitas vaikas vienaip ar kitaip elgiasi, todėl kalbam apie savo šeimą. Mūsų šeimoje yra tokios. Nu, ir bet kokiu atveju, jeigu kalbam negražiai apie tą ar kitą vaiką, ar kitą šeimą, ar jo tėvus, ar ne, nesvarbu kuriame kontekste, bet tai jau vis tiek pradeda priminti apkalbas, ar ne, ir tai pradeda priminti patyčias, ir mes tą darydami prie savo, net nebūtinai su savo vaiku, bet kartais, žinai, kaip būna, pavyzdžiui, gali su ar ne, o vaikas girdi, arba ten su auklėtoja, pavyzdžiui, atėjus į darželį ir ne kažkokią situaciją aptarinėti, o vaikas rengiasi. Tai tas tarsi vėl parodo vaikams, kad, nu, it's okay apkalbinėti, it's okay naudoti negražius terminus, negražius žodžius. Ir mes iš tikrųjų visiškai to nejausdami, nors mums atrodo, kad mes ten sprendžiam kažkokį konfliktą. Mes uždegam žalią šviesą prasivardžiavimui, kažkokiam patyčiom ir duodam net tuos žodžius vaikam. Taip, ir labai dažnai jos galim po to kažkur išgirsti atgal, nes mes kažkur taip pasakėme, iš tikrųjų, tai taip, čia jau reikėtų tikrai tokio sąmoningumo ir privengti tokių dalykų, nes tikrai vaikams yra skaudu. Jiems yra skaudu girdėti apie save blogai kalbant, bet jiems lygiai taip pat skaudu girdėti ir blogai kalbant apie kitus vaikus. Nes jie dar labai empatiški, jie labai tokie paprastai maži vaikai būna tokie labai užjaučiantis, tai tikrai, jiems tikrai labai sunkios šitos situacijos. Palieskime dar trečią paskutinę temą ir tada jau eisim prie mano apibendrinančio klausimų. Šiaip norėjau tavęs klausti, ar ne, kaip apie visą tai kalbėtis, vat būtent, kad nepažeminant kito vaiko, ar ne, nepažeminant kitos šeimos pasirinkimų, neiškeliant kažkaip, ar ne, vienu ar kitu aukščiau, bet tu jau ir paminėjai viską. Bet dar pašnekėkime apie trečią tokį niuansą, kur prasideda, ar ne, tarsi jau sąmoningas įtakos darimas. Taip. Vat kaip aš paminėjau, ar ne, kad o vat pasislėpkim ir nesiplaukim rankų, čia bus žaidimas, ar ne, arba o mes haha išeikim be pirštinių, arba o ten davai pamėtykim gniūžtės į auklėtą, ar ne, kur jau prasideda ir vaikas grįžta namo ir jis pasakoja, ar ne, kad, nu, mes čia va taip darėm, o kodėl, nu, nes kažkas sakė. Taip. Ir mes tarsi irgi, na, nenorim, ar ne, sumenkinti, sužeminti, bet kaip padėti vaikui, ar ne, nu, va, tos nepriimti gal tos įtakos, ar ne, va, taip pasakykime, kad atsirinkti tą impulsą, nesekti paskui, nes ypatingai, kai tai yra vėl tie patys 2-metriai, 3-mečiai, 4-mečiai, 5-mečiai, jų tas noras eiti į tą sociumą, pritapti, būti, ar ne, nu, jis yra toksai jau visiškai pamatinis, ar ne, toks bandos instinktas, natūralus. Ir va, kaip padėti, kalbant, sunaviguoti tarp, ar ne, iš esmės, tinkamo elgesio ir netinkamo elgesio. Žinai, tas bandos instinktas, jisai labai būdingas apskritai žmogui kaip tokiam, nes mes esam socialios būtybės ir netgi ir suaugusiems mums kartais sunku atsilaikyti kitų įtakai. Tai aišku, pirmiausia, tai vėlgi nepradedam kažkaip vaikų gėdinti. Nes labai dažnai girdžiu tėvai, nu tai tu būk protingesnis, tu būk ten gudresnis už kitus, tu laikykis ten savo. Bet mes labai turim suprasti, kad jiems tai padaryti yra beprotiškai sunku. Todėl man atrodo, kad mes visą laiką turėtumėm vesti, ne tik galbūt kritikuoti tą pačią situaciją, bet pirmas klausimas, kurį turbūt užduoti, o ką tu apie tai manai? Ar tu manai, kad tai buvo gera idėja? O kaip tavo pilvukas jautėsi tuo metu? Ar tau taip viduje atrodė, kad taip reikia daryti? Ne? Ir palikim vaikui truputėlį apie tai pasvarstyti, nes turbūt ko mes norim galutinėme etape, kad vaikas prieš padarydamas kažkokį dalyką, jis tai pirmiausia savęs perklaustų. Ar aš manau, kad tai yra gera idėja, ar man tas, žinai, intuicija, gut feeling, žinai, sako, kad tai yra gera idėja. Jeigu sako, kad ne, kaip aš galiu iš tos situacijos išeiti, ne, toksai, jeigu toks bendras. Tai va čia ir pradedam į tai atkreipinėti dėmesį. O kai draugas pasiūlė nesiplauti rankų,
kaip tau atrodė, ne? O ką tu tada galvojai? Nu, vaikas gali sakyti, nu, nežinau, aš ten gal negalvojau. O kaip tu manai, kodėl mes plaunamės rankas? Aha, nu, nes ten vyresniems tikrai galim parodyti ir filmuko apie bakterijas, ir kuriem, aišku, galime parodyti. Ir filmuko apie bakterijas, ir visokių kitokių dalykų, tiesiog daugiau plačiau apie tai pašnekėti apskritai, nu, kodėl mes plaunamės rankas. Ir va čia va trupučiuką palikti tokios erdvės vaikui pagalvoti, kaip čia, va kaip jam, kokius jam tos vidinius klausimus užsiduoti, ne? Tai o jeigu aš nenusiploviau rankų ir mes visi nenusiplovėm rankų, ką tai reiškia man? Ne? Ar man patinka valgyti su neplautom rankom? Gal vaikas sakys, nu ne, nepatinka, nes aš apie mikrobus. Nu tai va, tai kitą kartą tiesiog pagalvok, va, užduok savo šitus klausimus vidinius. Prieš padarydamas vienokį ar kitokį veiksmą. Aš atsimenu, tarp kitko, mes turėjom darželėje situaciją, kad vienas berniukas buvo sugalvojęs, kad reikia išlipti pro darželio tvorą ir pabėgti iš darželio. Nu, kažkaip ten vartelius atsidaryti ir pabėgti iš darželio. Ir mes irgi su dukrom aš kalbėjau, sakau, nu, ta prasme, tikrai galima. Nu, realiai, nu, galima tokį dalyką padaryti. O kas toliau? Mano vyras yra pabėgęs iš darželio. Galim pasidaryti. Na tai va, ir aš tada kalbam, o kas toliau? O kur jūs toliau, netgi pavadeliuoti, o kur jūs toliau eitumėt? Nu, jisai sakė, eisim į parduotuvę. O ką jūs toj parduotuvė? Jūs turit pinigų? Neturim. Aha, o tai kur jūs dar eitumėt? Nu tai kažkur eitumėt, bet palauk. O kas gali nutikti, kai jūs kažkur eitumėt? Ne? Yra žmonių, kurie nelinki gero, galbūt kažkas. Ir mes per tai rutuliojam ir tiesiog, kad jos būtų pilnai informuotos, kas gali nutikti ir kitą kartą užduotų šitus klausimus, kai vaikas sakys, žinai ką, pabėgam iš darželių. Ir kitas etapas, jeigu mes jau kalbam apie tai, kad kiti vaikai pasiūlo kažkokias tai idėjas, kurias jau tu jauti, kad tau nepatinka šitos idėjos, tu manai, kad tai bloga mintis, ką su tuo daryti? Kad eiti, pasakyti apie tai auklėtojai. Pasakyti apie tai auklėtojai, mokytojai dėl to, kad ji padėtų šitam vaikui priimti gerą sprendimą. Iš esmės, tos tokios exit strategies, kad ne, ten jeigu muša atsitraukti, ten visais auklėtojai, man atrodo, yra labai svarbu, nes vaikai kartais jie padaro, o nežino, ką padaryti kito. Taip, būtent. Padaro, kaip pasakė, nes tiesiog neturėjo tuo metu kažko išsitraukti, kažkokios kortos, kažkokio įrankio elementaraus. Taip. Kas būtų alternatyva. Taip. Tai čia mes būtinai turim kalbėti apie tą suvesti į vaiką, kas labai padėti, tas man labai patinka, tas, žinok, visą laiką irgi pagalvoti, kas būtų, jeigu būtų, ir tada, o ką daryti, kad taip neįvyktų. Ok, tai, bet mes dabar pašnekėjom apie 3, ar ne, tokius esminius blokus, tai yra fizinis smurtas, tai yra, ar ne, kažkokie įpročiai, šeimų praktikų, ar ne, testavimas į savo ir įtaka, ar ne, kažkokia. Taip. Bet realiai visi šitie 3 aspektai, kaip ir dauguma visų kitų situacijų, jie eina, ar ne, labai per konkrečių situacijų gvildenimą. Natūralu, kai mokosi per praktiką, mes su kuo susiduriam, tą ir sprendžiam, nes teoriškai tu su vaikais apie viską ir nepašnekėsi, ir su jais net nebus efektyvu šnekėti teoriškai, nes jie labai yra tokie tikrai praktiniai mokiniai. Bet vis tiek yra vienas, mano nuomonė, toksai kertinis aspektas, tai yra vaiko paties pasitikėjimas savimi ir savo tą mintimi, ne, kaip ir tu sakai, jeigu tu jauti, kad tau, šitaip ne, arba tu žinai, kad namie sriubą valgai taip, o čia kažkas šlerpia, kitas juokiasi, ar ne, ir kaip padėti vaikams, čia jau toks labai abstraktus, ne, kaip padėti vaikams augintis tą savo stuburą ir tą pasitikėjimą savim ir savo sprendimu kažkokiu, ar ne, ir savo žinojimu, nes normalu, kad bus klaidų, ne? Ar aš seksiu klaidu, ar aš priimsiu savo sprendimą, tų klaidų bus, čia yra normalu, mūsų sėkmybė nėra tokia, mūsų sėkmybė vis tiek labiau yra, kad tai būtų vaiko sprendimas, vaiko pasirinkimas, kad ir kokiais ten logika ir argumentacija už jo turės,
bet kad, na, tai augtų savimi pasitikintis žmogus, kuris savo to mintim pasitikėtų. Kaip va taip labai abstrakčiai, ne, šito atveju galima padėti be jokių konkrečių situacijų. Tiesiog. Aš tavo abstraktų klausimą atsakysiu labai konkrečiai. Aš tai noriu papasakoti, kaip mums visiems, mes visi turim intuiciją labai gerą. Ne? Vieni geresnį, bet mes visi ją turim. Mes visi turim savo žinojimą. Ir vaikai jį turi labai gerą. Ir kaip mums tą žinojimą iš mūsų išmuša. Tai yra, kai mūsų tėvai, aplinkiniai, suaugę žmonės, kuriuos mes gerbėme, jie pradeda netikėti mūsų žinojimu. Kaip tai vyksta? Labai paprastose buitinėse situacijose. Ar išalkai? Ne. Nu kaip tu neišalkai? Nu visą dieną nevalgai. Nu tai kodėl tu neišalkai? Tai tu suvalgyk, nors sumuštinis suvalgyk. Nu kažką, tai nu vis tiek, nu suvalgyk. Nu kaip tai gali būti, kad tu nenori valgyti? Nu negali tai būti, tu visą dieną nevalgai. Jeigu aš iš jausmo kaip vaikas sakau, aš nenoriu valgyti, o man sako, kad tai būti negali, aš pradedu abejoti. Nes tas didesnis, už mane svarbesnis žmogus sako, kad taip, kaip aš jaučiu, būti negali. Jeigu vaikas sako, kad man šalta, arba vaikams niekad nebūna šalta, ne? Vaikas sako, aš noriu eiti be pirštinių. Ir mes sakom, nu pažiūrėk, lauke, mes duodam objektyvią situaciją. Lauke yra -8, nu be pirštinių tau bus šalta. Vaikas sako, ne, man nebus šalta. Ir mes sakom, nesąmonė, tu nieko nesupranti, tu nieko nežinai. Ir mes taip iš vaiko atimam tą jo jausmą, kad jam nebus šalta. Vietoj to, kad mes paimtumėm pirštinės ir sakytumėm, okei, tu išeik į lauką, pažiūrėk, kaip tau ten jaučiasi ir aš tau tada, jeigu tau reikės, aš pirštinės turiu. Labai dažnai vaikai išeina į lauką, ten pabūna kažkiek tai ir jeigu mes neužakcentavom to, mes neiškvailinom vaiko prieš tai ir jam nėra gėda prisipažinti, kad nu vis dėlto man šalta, jisai pasims pirštinės ir užsidės. Kas iš to įvyks? Jisai bus pajutęs, kada yra šalta momentas. Nes kai kurie vaikai jie net nepajunta to šalta, dėl to, kad jie visada yra, viskas už juos pagalvota prieš tai. Na, kada mes klausiam kažko pas vaiką, ko tu nori, nežinau, ką tu norėtum šiandien rengtis PVZ? Ir mes sakom, šitą tu nori rengtis? Nu, žinok, ne kažką. Aš tau geriau tiesiog neklaust. Jeigu žinai, kad... Jeigu tu žinai, ko tu nori, kad vaikas rengtųsi, tada geriau neklaust. Bet tada, kada klausiam, tada ir priimkim vaiko žinojimą, nes taip ir auga tas žinojimas. Mes ir būtinai dar kitas dalykas, kuris yra svarbus, papasakokim, iš kur žinom mes, kaip mes veikiam. Nes kartais, pavyzdžiui, mes kažkur einame mieste ir galvojam, nežinau, nesugalvoju dabar tokios geros situacijos, bet mes galbūt kažkur važiuojam ir nusukam ne į tą pusę. Ne? Ir mes sakom, man atrodo, aš nusukau ne į tą pusę. Ir ką aš dabar galiu padaryti? Pavyzdžiui, nežinau, aš sustoju šalikelę ir aš įsijungsiu navigaciją, kad aš žinočiau, į kurią pusę eiti. Na, aš kažkokį tai veiksmą padarau. Arba mieste aš nežinau, kur eiti, ir aš sustosiu ir apsidairysiu ir pagalvosiu. Ir įgarsinkim vaikam, ką mes čia darom. Na, aš ieškau sprendimo. Arba einam, renkamės ką valgyti ir mes ir sakom, aha, aš dabar galvoju, ko aš norėčiau, ko mano kūnas dabar norėtų. Gal norėtų vaisių, gal norėtų, nežinau, kepsnio. Visą tai įgarsinkim, kaip mes nusprendžiam, iš kur mes žinom dalykus. Kai su antra pusė kalbam ir jisai sako, važiuojam, nežinau, šeštadienį kažkur. Ir mes sakom, aš toj truputėlį pagalvojau, žinok, man kažkaip tai, aš manau, kad aš nenoriu ten važiuoti. Dėl kažkokių tai ten įvardinam kažkokias priežastis. Visą tai girdėdami vaikai irgi įgauna tą tokį, kad jų žinojimas turi vietą. Tai, bet pats svarbiausias vis tiek neužnauti. Tiesiog tikėti vaikų žinojimu. Tiesiog tikėti, kad jie žino. Ir tada jie žinos. Ir iš esmės mes ateiname tos pačius bazinius įrankius, kur duoti praktikuotis pasirinkimą. Tai būtinai. Duoti jį praktikuotis kontroliuojama, kad nereikėtų, kaip tu sakai, ne paskui, ai nesąmonė persirenka, ai nesąmonė kažką, ar ne? Ir man atrodo, kad mes labai dažnai, net neatrodo, tikrai taip yra, užbėgdami įvykiams už akių iš vaikų atemam, ar ne? Mes, pavyzdžiui, labai dažnai kalbama apie primaitinimą ir apie intuityvų valgymą.
ne, kur tikrai dabar jau trendi. Taip. Tas yra visiškai pritaikoma visom kitom sritim. Pavargau, šalta, karšta, noriu miego ir taip toliau. Pavyzdžiui, desertą. Yra daug kas turi ten, pavyzdžiui, desertadienius tik šeštadieniais, yra daug kas skaičiuoja vienas desertas per dieną, taip toliau, taip toliau. Yra kas laikosi taisyklės, kad desertas tik po vakarienės ir kažkaip, ar ne, yra kažkokie vienokie ir kitokie ribojimai, kur vaikai turi ištaikyti tokią adatos skylutę, o kada jau dabar galiu traukti. Ir yra kitas momentas, kai tu leidi intuityviai vaikui valgyti. Ir aš visą laiką labai bijojau iš tos praktikos, nes man tai atrodė taip tikrai counterintuitive, kaip mamai, nu, tai dabar aš čia leisiu savo vaikui. Ką? Bet, ką aš pastebėjau, yra labai daug desertų, kuriuos jinai išsirenka pati. Aš jau stoviu kavinį ir jau matau, kad, nu, nesąmonė, jau mintysės galvoju, kaip čia pinigai išmesti į balą, čia Ir jinai tikrai suvalgo trečdalį arba ketvirtadalį ir sako, man per saldu ir nustum. Taip. Arba meniu vaikiškam skamba labai gerai varškėčiai ir išsirenka tos varškėčius, bet paskui valgo iš mamos lėkštės kepsnį. Ir va tas leidimas vaikui klausyti tos ir klysti netgi, va, kaip tu sakai, ne, padaryti, paragauti, pamatyti, kad per koktu, per saldu, ne, kad pilvai negerai. Ir nusukti ir su laiku tu pastebi, kad tas vaikas pradeda ir rinktis atitinkamai, nes susirenka tos pojūčius, susirenka tas pamokas. O, tai čia viską reikia apibendrinti į vieną paprastą žodį - kantrybės ir stiprybės. Kantrybės ir stiprybės ir man atrodo tikėti, kad mūsų vaikai žino. Tikėti net ir tada, kai jie suklysta ir pasirenka, padaro blogą pasirinkimą, tikėti, kad jie mokosi ir tikrai vieną dieną išmoks, lygiai taip pat kaip ir mes išmokom. Kartais gal ir ne visai išmokom, nes tikrai padarom ir nekokius pasirinkimų ir sprendimų, bet tai yra gyvenimas ir tai viskas su to yra ok. Bet čia, žinai, man atrodo, čia yra visiškai normalu, kad tu gyvendamas taip nuolat kintančiam pasaulyje su tiek ar ne veiksnių, kuriems įtakos, klysti, nes, na, keičiasi žmonės aplinkui, kolegos, nuotaikos, orai, mėnulio fazės, taip prasme, mes visi esam, na, kintantys. Tai tikėtis, kad, nu, ar mes neklysim, ar mūsų vaikai neklys, tai čia mažų mažiausiai yra naivu. Taigi va, kalbamės, aptarinėjom situacijas, modeliuojam teoriškai, žaidinėjam, kalbamės ir primenam visą laiką savo šeimos vertybės ir savo pavyzdį. Būtent, o jeigu jūs klausėtės mūsų pokalbį ir galvojate, bet tiek daug kalbėjo ir neaptarė to vieno klausimo, kuris man labai rūpėjo, nieko tokio, tiesiog atsakykite į šitą e-mailą ir parašykite mums savo klausimą. Tikrai taip. Ačiū visiems klausysiam. Ačiū, Dovilė, už smagų pokalbį, nors ir gal ne pačiom tokiam lengviausiam temom. Ir geros visiems dienos. Ačiū, Miglė, ačiū visiems ir iki.